burbulas, nuolatos pasikartojantis elementas galbūt šitoj parodoje, galbūt ir tam tikras vienas iš tų veikėjų, taip pat reprezentuoja irgi tam tikrą korporaciją, tam tikrą galią, tai ir kartu yra ir burbulas kartu, tai yra ir debesis kartu, tai yra ir labai trapi struktūra, kuriai mes kartais be reikalo suteikiam tiek daug galios, patys nedrįsdami pripažinti, kad mes turime tą balsą ir kad mes galim keisti dalykus. Vienas tokių turbūt svarbesnių parodos elementų irgi yra besisukantis konvejeris, ant kurio sukasi skardinės su to burbulo ir nuodingos varlės ir kitais grafiniais elementais. Tose skardinėse turėjo būti konservuojamos tos pati Undarija pinantifida, ta jūržolė, kuri žada išspręsti irgi visas pasaulio problemas, tiek susijusias su senėjimu, tiek su mityba. Ji labai plačiai auga Venecijos kanaluose. Tačiau, kad ir kokia būtų ji nuostabi ir maistinga, Venecijoje ji jau tampa invazinė rūšimi. Ir mes ją norėjome rinkti ir galbūt netgi daryti tuos konservus, tačiau mes žinojom, kad ta aplinka yra toksiška ir kad jinai sugeria toksinus. Ir tai nebėra tarsi tinkama vartojimui žmonių, bet kartu galvoju, kad kiek mes dažnai tiesiog daug vartojame kažko, kas yra toksiška ir kaip išmokti gyventi su tuo. Aš tai gal dar pridėčiau, kad nežinau, ar bus eksponuojama Klaipėdoj, bet Venecijoje darėme eksperimentus su fermentuodami jūržolės, būtent šitas Undarija pinantifidas, bandydami išfermentuoti tuos sunkiosius metalus, daugiausia užterštumas yra sunkieji metalai. Fermentacijos eksperimentams vadovavo Davidas Zilberis, apie kurį jau minėjo Robertas anksčiau ir kurį matote pirmame kūrinyje parodoje. Ir Davidas mums papasakoja, kad kiekvieną kartą rūkstant pienui ar bet kam, kas rūksta viskas, nes pasaulis yra pilnas bakterijų. Kiekvieną kartą rūksta kitaip priklausomai nuo bakterijų, kurios yra aplinkoje. Ir Venecijoje mes su savo kūnais, su savo veiklomis, energijomis ir turbūt net lūkesčiais sukuriam tam tikrą bakterijų sriubą, kuri ir liko užkonservuota tose konservose, kurie buvo užkonservuoti, o kurie liko atviri, tai ta sriuba visada cirkuliuoja ir keičiasi ir jeigu Klaipėdoje kažką užkonservuosim, tai užkonservuosim tą jau gerą jausmą Klaipėdoje.